I like it hot, 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 hot. I like it hot, 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 hot. Let me see what's up. I like it hot, 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 hot. I like it hot, 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 hot. Let me see what's up. I like it hot, 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 hot. I like it hot, 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 hot. Let me see what's up. I like it hot, 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 hot. I like it hot, hot, hot. Let me see what's up. I like it hot, 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 hot. Rokiškio Grand Rally. Šis ralis yra tradiciškai didžiausias, ilgiausias ir sunkiausias ralis lietuviško ralio kalendoriuje. Su beveik 150 km greičio ruožų jis prilygsta beveik pusantro tipinio lietuviško ralio. Tačiau gamta įvedė šiek tiek korekcijų. Dėl itin lietingos vasaros buvo nutarta dar neprasidėjus raliui atšaukti 13 greičio ruožą. Taigi ralis šiek tiek sutrumpėjo, bet nedaug. Prie starto linijos stojo net 105 ekipažai, jeigu skaičiuoti ir ralio sprinto dalyvius bei bagius, kurie šiemet rengia atskirą savo Extreme čempionatą. Tiek dalyvių šiemet neturėjo nei vienas lietuviško ralio etapas. Kartu Rokiškis Grand Rally paskelbtas ir kandidatų tapti kandidatiniu raliu į Europos ralio čempionatą. Tai didelė garbė ir parodytas Tarptautinės automobilių sporto federacijos dėmesys bei pripažinimas. Šiemet į Rokiškį atvyko vienas FIA atstovas, kuris stebi ralio organizaciją ir rašo pastabas. Jeigu ralio įvertinimas bus geras, kitais metais ralis bus jau paskelbtas kandidatu į Europos čempionatą ir į Rokiškį tada atvažiuos visa FIA delegacija. Jeigu ir jie Rokiškio ralį įvertins gerai, tada Lietuvoje tikrai gali atsirasti Europos ralio čempionato etapas. Tačiau iki to reikia nueiti dar ilgą kelią, praeis nemažiau kaip 3 metai, tad grįžkime į šiuos metus. Kova šiame ralyje Rokiškyje užvirė dar prieš startą ir dėl to pasistengė patys organizatoriai. Dar vienas unikalus šio ralio bruožas – vienintelis lietuviškas ralis, kuris rengia lenktynininkų kvalifikaciją. Kvalifikaciniam greičio ruožui organizatoriai atrinko ir pakvietė 20 geriausių ekipažų. 10 geriausiai pasirodžiusių kvalifikacijoje gavo galimybę pasirinkti starto poziciją. Ir čia prasidėjo pirmi taktiniai žaidimai. Kvalifikaciją laimėjo Vaidotas Žala ir jis nedvejodamas pasirinko pirmą starto vietą. Tam jis turi savų priežasčių. Kodėl pirma? Taigi palaidas žvyras, blogai, jeigu stovintis vanduo bus? Tai manęs nėra labai daug. Svarbu, mano nuomonė, svarbesnis elementas, kad žvyras šlapės daugumai vietų, o šlapės žvyras geriausia sukėbimą sukuria važiuojant pirmam. Toksai prieš intuiciją, ką mes matom ant sauso žvyro, tai aišku bus turbūt atkarpų, kur tas plačiuose žvyrkeliuose bus sausiau, tai biškį kelio valyti teks. Bet ten, kur šlapia, tai tada vienareikšmiškai ta pirma pozicija lošia. Tai čia toks, šiandien toks oras, kur nėra teisingo atsakymo. Tai tiesiog aš pripratęs varyti pirmas, man nėra jokių vėžų, nieks ten nereguliuoja eismo, aš atvarau, stabdau kur noriu, suku kur noriu, tai žodžiu, man toksai, kaip sakyti, kaip namie. Komfortiškiau. Komfortiškiau, jo. Antras kvalifikacijoje atvažiavo Rokas Steponavičius ir jis pasirinko kiek atsargesnę, 3. startinę poziciją. Pirmas greičio ruožas turi greitų posūkių, kurie man pasirodė ganėtinai akmeningi, tų šaratukų burbuliukų, tai galvoju tiesiog linija bus geriau nuvalyta. O pirmu nesu važiavęs, tai ta prasme pirmu, antru esu važiavęs, bet ta patirtis maža ant tų tokių palaido to žvyro, tai dėl to pasirinkau konservatyvesnę taktiką. 3 jau kažkiek matysis ta vežė, pavalytas ir gal bus gerai, o nenorėjau daug į galą, nes jeigu būtų lietus ir kai atsiranda vežė stovi vanduo, tai aš galvoju, tada tu praloštum daug. Tai va toks saugi taktika. 3. vietą parodė Justas Tamašauskas ir jis pasirinko 4. starto vietą. Tik 4. kvalifikacijoje finišavo Vladas Jurkevičius, kuris į Rokiškį atvažiavo naujų Toyota Yaris automobiliu. Vladas nustebino visus pasirinkęs 10. starto poziciją. Originalus pasirinkimas. Kodėl? Taip, ekipažas... Aš galvočiau kitų originalesnis yra, nes aišku, čia žvyrė visą laiką nusivalo, kuo vėliau, tuo geriau, bet čia truputėlį drėgna, tai tas drėgnas, tas purus gruntas dėl jo gali lėčiau bėgėti. Tai toksai, aš manau, čia didelio skirtumo nėra šitam raliui kur, nes nei dulkių yra, ta prasme,
Prisiminkite, kad oficialiai startas 14 minučių. Šeštas kvalifikacijoje Giedrius Notkus. Jis pasirinko startuoti antrų numerių. Tai turėjom šitikių tokių problemų techninių problemų su automobiliu. Per tiesinį greičio ruožą mums pasivedė generatorius, tai važiavom be krovimo ir tokie buvom labai išsiblaškę. Tada grįžom, pasikeitėm generatorių, tada startavom kvalifikacijoje ir visai neblogai sekėsi, bet paskutiniam stabdyme pračiažėm šiek tiek apexą ir išvažiavom į tą vadinamą reiklą, jo palaidą žvyrą, kur šiek tiek automobilis ilgiau bėgėjasi, boksavo ir ten praradom kokį 1,5 sekundės, mes taip su dalį sprendžiame, tai va tos 1,5 sekundės mums ir pritruko iki top 3-tuko, tai manau, kad viskas gerai. Forma truputį grįžta, nors ties ir neturėjom dėl gedimų, bet manau, kad ralis ilgas ir galėsim čia atsigriebti. Prasidėjus pirmam greičio ruožui, ralis beveik iš karto ėmė rinkti savo aukas. Pirmas greičio ruožas buvo pats ilgiausias ralyje. Antrą greičio ruožą laimėjo jau Giedrius Notkus, o Žala užgeso starte ir prarado 4 sekundės bei finišavo tik 6. Likus vienam miesto greičio ruožui Žala prieš visus pirmavo 6 sekundėmis, bet tai nebuvo tas pranašumas, kuris leidžia atsipalaiduoti. Labai nervinga diena, atrodo prasidėjo viskas gerai, kvalifikacija, paukštų super svarėlė, pirmas irgi 5 sekundės, jau taip galvoju, taip ramiai. Antram starte, užgesom, neįvertinau paviršius. Tada atsirado nervukas, reikia gal ir trečiam vėl pasidariau manevrą, ratą beveik numontavom, tai po finišo ratą keitėm, ketvirtam vėl ten tokių, žodžiu, toksai atrodo kaip kelmiai. Kai pradedi vytis, yra kitas režimas, jisai pareikalauja daugiau rizikos ir tada atsiranda nuotykių. Tai dabar 6,66 turim, tai reikia nusinulint ir vėl iš naujo. Tiki skaičių magija, 666. Bet čia labiau gal Vladui. Nežinau. Manau, kad dabar tiesiog skaičiais reikia mažiau vadovautis, reikia tiesiog važiuoti savo tempu. Nes kai bandau lipti per savo ribas, nutinka nuotykiai. Save ekipažę viduj pralinksminam, bet ramybės tas nepriduoda. Tai va, tai žodžiu, kažkaip išsimušėm iš ritmą, reikia grįžti tą tokią stabilumą. Antras po 4 greičio ruožų Vladas Jurkevičius. Jis nuo Vaidoto atsiliko 6,66 sekundės dalis. Tačiau velnio skaičiaus jo negazdino. Vladai, tiki skaičių magiją? Ne. Tu 6 sekundės 66 šimtosios. Tiek ir skiriasi nuo Vaido. Tai čia kuriam blogai dabar šitas, ką? Tai nežinau, prie tavo pavardės tie skaičiai. Žiūrėsim, gerai, kad netikiu. O kaip šiaip važiuojasi? Atsargiai, bet trečią jau gerai visai važiavosi. Sustabdymais. Dar per anksti visur stabdau, nes greičio nejaučiu ir stojinai kažkaip keistai, bet posūkis laiko gerai. Tai greitėjom po truputį, vis čia geriau aiškėja viskas. Tai, jo. Bet be nuotykių, nors priekinis bamperis kaip ir toks truputį. Jo, čia visi klausia apie tą bamperį, bet esmė, kad Jario bamperyje pačioje nėra plasmasės jokios, ten tiesiog tokia kaip plėvė tas visas, tai ta prasme iš vis be nuotykių, viskas sklandžiai, ramiai, dabar čia tikslas yra susipažinti su mašina geriau, jo, tai kol kas viskas gerai vyksta. Trečias Giedrius Notkus, 11 sekundžių atsilikimas nuo lyderio. Nebe nuotykių, bet 2 laimėti greičio ruožai nuteikė optimistiškai. Nusitikimas buvo neblogas prieš startą ir vis dėlto neslėpsim, kad Rokiškio greičio ruožai jau šiek tiek yra mums žinomi, tai tas mums netrukdo ir rezultatė tas atsispindi, manau. Laimėjai vieną. Jo, laimėjom ir iš tikrųjų tą greičio ruožą ir pernai laimėjau, tai iš tikrųjų tas greičio ruožas, kur limpa ir kur buvo atvažiavęs kažkada žiemą pasitreniruoti, tai tas duoda truputį pliusų ir Vaidotas Žala matyt nebuvo atvažiavęs į jį. Bet kiti irgi žino tos greičio ruožus. Tai... Ne, iš tikrųjų visiems žinomi, kiekvienas prisiemam savo rizikas, kiek mes galim ir kur sau leisti, tai kažkur vieną kartą tiksliau, kažkur galbūt kitur pasitampai, tai tas laikas irgi, kad ir kitų lenktynininkų yra labai šalia ir pažiūrėjus po 4 greičio ruožų, ten 5 sekundės daugiau ten nėra, tai ar priekį ar gale, tai iš tikrųjų esam visai krovoje ir čia, kaip sakyti, tos sekundės ar tikralio pradžioje nieko jos nereiškia.
Dar už 5 sekundžių nuo Giedriaus kitas Giedrius – Firantas. Kaip patiems savijauta nėra tokia pikta kažkaip, kad būtų, bet į laikus pasižiūrim, kad ne vieni čia taip simuliuojam. Nu, bet nesakyk, nėra jie ir labai prasti, vis tiek Hebroje važiuoja. Taip, tai va tas ir stebina, kad ne kažko, nėra, kad taip, velnės, kiek čia reiks daryti. Žinom, kad truputį tas, bet ir visi kažkaip, apart tenais to vaido. Bet jūs be nuotykių automobilis kaip ir normaliai, ar kažką tai dar čia mechanikai daro? Daro, nes jie čia yra, tam kad daryti, o realiai buferį priekinį kažkur, nežinom, kabinam ir viskas, bet čia kosmetiniai tokie pažeidimai. Tai viskas gerai? O gal kas taip. Už 2 Giedrių per 2 sekundės atsilikęs nuo Firanto Rokas Steponavičius. Pagaliau po Lazdijų ralio avarijos susitvarkė savo Hyundaių. Kažkaip prastokai, pirmas, trečias, tai nežinau. Bet net neįsivai... Ta prasme, toks jausmas, kad stenograma stipriai per saugi, žinai, ir greitosi pravažiuoji paskui. Blemba, galėjau greičiau. Vat kažkas nepasitaikė, ritmo nėra, nes atrodo vietom labai gerai. Ir po to taip nusimetam. Kažkoks toks, žinai, nepasitikėjimas gal yra, net nežinau. Kažkaip taip. Bet tai čia po to stogo neturėtų būti? Nebaimės klausimas. Ta prasme, aš manau, kad aš per atsargiai surašiau būtent tą pirmą greičio ruožą ir tu žinai, kai jis ilgas, greitos vietos, tu labai praradinėjai laiką, nes antras greičio ruožas yra šiek tiek lėtesnis. Ir ten viskas kaip ir buvo lėmė gerai, tik tai po praeitų metų šuolio tai jau neberizikavom, tai ten gali išlošti, ten atvarai didelio greičio, tai šiais metais ir pirmą ir antrą kartą stabdėm taip nemažai. Per 2 ratais varomų automobilių užsimezgė įdomi kova. Andrejų Apočkiną mažiau negu 1 sekundę lenkė Kajus Samsonas, kuriam šiame ralyje savo greitą BMW paskolino tėtis Martynas. Gerai, viskas pagal planą, kaip planavom, taip ir yra. Tėvo mašina greita? Labai, gal biškį net per greitą, bet po biškį bandysim prisijaukinti, matysim. Ir ta kova su Andrėjum visai nebloga sekundė, mažiau negu sekundė jūs skiria dabar. Šiaip pagal planą mes galvojam tiesiog, matysim, jeigu gaunas, tai ir važiuosim taip, kaip gaunas, o jeigu matysim, kad galim pakovoti, gal ir pakovosim. Tai vis tiek tas pats ir lieka, jeigu matysim, kad galim, tai ir lieksim. Paskutinį miesto greičio ruožą laimėjo Rokas Steponavičius, įrodęs savo kaip asfalto specialisto reputaciją. Dėl to jis bendroje rikiuotėje aplenkė Giedrių Firantą ir pakilo į 4. vietą bendroje įskaitoje. Kajus Samsonas įvežė beveik 10 sekundžių Andrejui Apočkinui ir pabėgo kovoje dėl greičiausio 2 ratais varomo automobilio titulo. Antroji ralio diena prasidėjo Vaidoto Žalos ir Ugniaus Vainevičiaus pergalę. Jau pirmą greičio ruožą jie užtikrintai laimėjo, įvežę artimiausiam priešininkui daugiau kaip 8 sekundės ir padvigubinę savo persvarą. Ko gero, tai ir nulėmė jų pergalę. Daugiau Vaidotas neberizikavo, tiesiog važiavo savo tempu, pernelyg neforsuodamas įvykių. Iki pietų jis laimėjo visus 6 greičio ruožus ir jo pergalė jau niekam nebekėlė abejonių, nors žinoma atsipalaiduoti nebuvo kada. Papušino, man patinka tos sąlygos sudėtingesnės, kai didelės provėžos, taip man primena tą dykumą. Taip, bom, suskaminom, dabar truputėlį pasikėlėm ir dabar jau tokie, rato pramuš negali, bet jau per svarėlę tokie, kur jau ramiau. Jau galima važiuoti akmenis. Nežinau, ar galima važiuoti akmenis, bet jau užges tikrai galiu dar prie starto. Tai o šiaip tai artėja finišas. Nepaisant to, kad dar tik tai vidury dienos, bet liko 2 greičio ruožai, kur yra vienas tramplinas, ant kurio reikia nepasimauti, vardinis ir viskas, ir miesto greičio ruožas. Tai toksai jau artėja ta finalas. Tai dabar viena vertus norisi konsoliduoti situaciją, kita vertus, gal jau reikia pasitaupyti. Tai matysim. Arčiausiai Žalos važiavo Vladas Jurkevičius su Aisvydu Paliukėnu. Nors nelaimėjo nei vieno greičio ruožo, jie porą kartų Vaidotui nusileido mažiau negu sekundę. Tačiau daugiau paspausti nebuvo nei progos, nei prasmės. Žodžiu, antrą kartą, kur 3 važiavom, pirmą pravažiavom dar normaliai visai, bet, baisus kelias. Ten matėsi, visi ratų prilikę, tai paskutinius 2 jau atsileidom, sakėm,
pataupysim biškį mašiną, nes jau, užjaučiu aš, kas gale dar važiuoja, šitą ypač paskutinį, tai tenai mes tarsi antrą kartą važiuodami čia su Jariu jau taip panosim, nardėm, tai ten sėkmės priekį varom. Nenuėmė to ruožų, bet, nesvarbu, bet dabar, kur bus 2 kartus važiuosim, tai vėl geras kelias, tai gal pasilinksminsim, žiūrėsim pagal situaciją. Labai nepasisekė Giedriui Notkui. Jau pačiame pirmame antros dienos greičio ruože jis pramušė ratą ir stojo jį keisti. Prarado 3 minutės ir bet kokį šansą į aukštą poziciją. Negana to, 9 greičio ruože Notkus ir vėl turėjo keisti ratą, nors šį kartą prarado šiek tiek mažiau, bet tai menka paguoda. Giedriui šis ralis nėra sėkmingas ir paskutiniajame greičio ruože jis finišavo su tuščiu ratu. 2 ratai tai dar ne viskas, dar turėjom ir galinį reduktorių važiavom, bet tepalo radiatorių nukalėm galinį, tai paskui dar sankryžą vieną pračiažėm, nes jau ir dabar važiavom patį paskutinį greičio ruožą, tai šis ar nuo bagro, nuo ko tiek išrausta duobės, tai verčia net automobilį, tai jeigu greičiau važiuoti, nežinau, kaip ten kiti priekį greičiau važiuojantis, ten vos neapgriuvom lygioj vietoj, kaip sakyti, tai žinai, toks labai didelis, kaip motokroso trasa vieta, man atrodo. O ką ten virina žmonės pas tave? Nežinau, dar nespėjau, kaip sakyti, susipažinti, bet kažkas tai trūko, gal kažkas balkis ar kažkas, nežinau, bet matau, prie priekinės važiuoklės kažką dirba. Dėl to išmalto kelio, ne? Jo, akmenys didžiuliai, nes vos dar 3 rato neprakirtom, jau buvo atplėšta guma ir matėsi kordas, bet kažkaip tai laimingai ratlankiai įkirto, bet finišavom čia tam pačiam 6-9 greičio ruože, tai toks išgyvenimo ralis, sakyčiau. Tame pačiame 9 greičio ruože ratą pasikeisti turėjo ir Rokas Steponavičius. Jau atrodė, kad Rokas įsibėgėja, tačiau prarastos 4 minutės ir bet koks, net menkiausias šansas į pergalę. Tai gaila truputį susigadino rezultatas dėl to rato, ne? Ne, kaip, visai susigadino? Ne, tai visai dabar susigadino rezultatas, taip tai dar buvo vilties pakovoti, nes buvom užsidėję naujas padangas ir galvojom pavarysim greičiau ir sakau, starte, kilometras gal nuvažiavus prakalėm tą padangą. Yra kaip ir. Tarp 2 ratais varomų automobilių Kajus Samsonas galutinai pabėgo nuo Andrėjaus Apočkino. Likus 3 greičio ruožams Kajus pranašumas padidėjo beveik iki minutės. Kajus priprato prie automobilio, važiavo vis greičiau, o Andrėjus atvirkščiai. Turėjo problemų su technika, atsirado pašaliniai garsai pavarų dėžėje, tad teko važiuoti atsargiai. Likusius 3 greičio ruožus laimėjo Žala ir Vainevičius. Tad galutinėje įskaitoje Vaidas užtikrintai nugalėjo Rokiškio Grand Rally. Po finišo jis daugiau nei minutę laimėjo prieš artimiausią priešininką. Užtikrinta pergalė ir dar kartą įrodyta, kas šiuo metu yra greičiausias ralio lenktynininkas Lietuvoje. Viskas pagal planą. Negalėjo būti kitaip, teisingai? Visai gali būti kitaip, bet viskas pagal planą. Jeigu vakar atrodė, kad planas nelabai veikia, buvo daug stresiuko, tai šiandien kažkaip nuo ryto stabilizavom situaciją, pam. Aišku, reikėjo truputėlį ir sėkmės, nes, pavyzdžiui, tokie pramušti ratai, kur kolegam nutinka, tai bet kam gali nutikti. Bet žinai, kai turi susikrovęs persvarą, gali sau leisti trupučiuką, žinai, apvažiuoti akmenį, gal nerizikuoti kažkur. Nors pasitavim taip dažniausiai nėra. Nebuvo tos strategijos apvažiuoti akmenys, tikrai ne. Tai va, bet tikrai smagus ralis, fainai lėkėsi. Rokiškį kažkaip baigiam paprastai su ta gera emocija, tai va, tai dėl to ir norisi sugrįžti. Gerai bus ant podiumo vakare, ne? Taip, prieš tiek žmonių. Jaučiuosi, kad užsidirbau. Beje, dar viena šio ralio naujovė, tai paskutinis greičio ruožas. Jį 20 greičiausių sportininkų turėjo pravažiuoti atvirkštinė tvarka. 20 startavo pirmas ir taip toliau. Bet taip nieko neįtakojo. Antri Rokiškio Grand Ralyje liko Vladas Jurkevičius ir Aisvydas Paliukėnas. Jie šiame ralyje važiavo Toyota Yaris automobiliu. Ir nors Vladas antroje ralio dalyje jau prisijaukino šį automobilį, visgi jo keitimas nieko naujo neįvedė. Vladui vis tiek nepavyko realiai pasipriešinti Žalai. Tačiau antra vieta iškovota labai užtikrintai. Tik paskutiniajame greičio ruože jie gavo 20 sekundžių baudos už neteisingai apvažiuotus šieno kūgius. Bet tai nieko nelėmė. Vladas su Aisvydu Rokiškyje finišavo antri.
Nu, smagiai viskas, tik gale čia labai kvailą klaidą padariau. Vieną stabdymo zoną praskaičiavau, iš 4 buvo, pralekiau iš kitos pusės. Tai, nu, rezultatų nekeičia, bet biškai išpušė. Bet šiaip sėkmingai viskas. Geras ralis, aišku, čia antroji pusėje supratom, kad su Vaidu nepakovosim, tai tiesiog šiaip su mašina mėgavomės, tai ačiū Aisviui. Šiaip smagus ralis buvo. Sveikinu. Ačiū. Treti pasinaudoję konkurentų klaidomis finišavo Deividas Gezevičius ir Evaldas Kvederis. Tuo pačiu jie užtikrintai laimėjo savo klasę. Deividai, 3 vieta nėra blogai, ką? Pirmą kartą. Bendroji įskaitoje ant podiumo. Taip, nerealus jausmas iš tikrųjų. Gaila, čia Marius mums labai daug trukdė, bet manau ir Giedriui Firantui trukdė. Tai nepasismaginom iki galo, bet džiaugiuosi už tai, nes rezultatas neįlynis ir ne... Gal pagaliau pramušėm iš tikrųjų, tai tikiuosi, kad ir sekančias etapuose panašiai gazuosim. Nu ir tas tavo padarysiu nuotkų įvyko? Jo, ne tik, po to buvo kitas Giedris, reikėjo ir kitą dar aplenkti. Sveikinu. Larč 1 klasėje finišavo tik 2 sportininkai. Antroje likęs Eugenijus Latkevičius visą ralį važiavo nepilna gale. Mechanikai problemą išsprendė tik likus 3 greičio ruožams. Išgyventa super, paskutiniai topai 4 mūsų, mašina veikia, liuks. Džiaugiamės, kad finišavom iš tikrųjų. Nu ir toks tavo veidėjų truputėlį džiaugsmo daugiau pasirodė. Ja, kai žinai 2 dienas, nežinai ką darai. Ta prasme, darai viską, mechanikai daro viską, bet nesigauna niekas. Nu tai toks, dabar ant galų, ačiū Dievui, išvežė viskas. Sveikinu su finišu. Ačiū. Larč 4 klasėje laimėjo Markas Buteikis su Titu Čepkausku. Visą ralį Markas važiavo visai šalia Klaudo Budžinsko. Klaudas pirmavo 2/3 ralio ir atrodė, kad viskas taip paprastai ir baigsis. Gaila, tačiau 9-ajame greičio ruože Klaudas numontavo savo Peugeot ratą. Prarado 1,5 minutės ir bet kokias viltis nugalėti. Markui pergalė tiesiog įkrito į delną. Gaila to, kad ta kova baigėsi, kuri su mum visą dieną dėliojasi su Klaudu, bet mes čia, džiaugiuosi. O šiaip ralis sunkus? Jo, sunkus, labai ralis. Daug reikalaujantis, sakyčiau, to viso koncentracijos ir tikslumo, nu, buvo sunku. Bet paskutinius greičio ruožus jau važiavai truputį atsargiau? Tai faktas, tai labai didelį tarpą turėjom, tai tiesiog nerizikavom jau. Ačiū, sveikinu. Ačiū. Sunkus ralis, jį vadinau sunkiausiu, bet šiandien pajaučiau tą sunkumą tikrai. Tai geras ralis, faina, nu, yra kaip yra, nutiko taip, bet dėl to tas ralis ir žavė, nežinai niekas, kur kas laukia, niekad. Larč 5 klasėje laimėjo vienintelis finišavęs Audronis Gulbinas su Vyčiu Pauliukoniu. Nu tai kaip tas Rokiškio ralis? Nugi geras tas ralis, velniai rautų. Larč 6 klasėje atrodė, kad niekas nesustabdys Mariaus Vėgėlės ir Gedimino Saudargo. Mitsubišių klasėje Marius visą ralį pirmavo ir likus vienam greičio ruožui, jo persvara prieš Ramūną Čepkauską su Kaščiu Torau jau siekia minutę. Čepkauskas turėjo bėdų su galinė pakaba ir galiniais stabdžiais, tad gerokai nustebo paskutinėjame greičio ruože, pastebėjęs, kad laimėjo. Kas nutiko? Išvažiavėme į Žvyrą po asfalto, ten tą kitką. Bandžiau greičiau išvažiuoti, bet usmai ratas galinis pamuštas. Tai nuslystelėjo mašina ir kabinau tą kitką, tai kažkaip čia biškai pasigadino. Nu, bet čia tik tai, žinai, skardas atsipoliruos. 5 sekundės buvo iki potiko likę. Nu, gaila. Iš principo norėjosi. Tai ne, viskas gerai. Mes pravažiavom greitai. Nieko nesugadinom, apart biški čia mašinos, bet manau, kad bus įdomu, atgrojam ar ne. Larč 7 klasė, o tuo pačiu ir greičiausio 2 ratais varomo automobilio titulą pelnė brolis su sese Kajus ir Maja Samsonai. Jų tėtis Martynas seniai buvo žadėjęs vaikams suteikti savo kovinį BMW. Pažadas ištesėtas ir vaikai šią dovaną priėmė garbingai. Įrodė, kad tėvo genai galioja ir abiem vaikam. Antroje vietoje likusi Andrėjo Počkina su Anuš Šachsuvarova jie aplenkė daugiau nei minutę. Ralis labai smagiai gavosi. Kaip Maja, irgi žiūri šypseną veide? Labai gerai. Šiaip labai pavargom, ilgas ralis, tai reikėjo ir pastrateguoti, tai visai gerai. Bet viską, nugalėjot lygiai taip pat kaip tėtis, gal ne taip bendroji įskaitoje, gal ne taip aukštai, bet užduotis įvykdyta, ką? Tai genai. Jo, genai kvadratu dabar. Dabar jau taip, dviguba nauda. Sveikinu. Ačiū. Larč 8 klasė laimėjo Stasys Tarailė su Fiesta. Larč 9 klasėje pirmavo Donatas Stašaitis ir Mantas Ližaitis.
Galutinėje įskaitoje vos 2 sekundėm aplenkė Mantą Garbuzą. Istorinėje klasėje į vienus vartus suvažiavo Tomas Rakauskas su Austėja Straukaitė. Jų Toyota ne tik puikiai atrodo, bet ir greitai važiuoja. Sprint čempionato etapą užtikrintai laimėjo Mindaugas Grikienis su Donatu Gaideliu su Subaru. Jie artimiausią priešininką lenkė beveik 1,5 minutės. 2 VD įskaitoje laimėjo Andrius Austinskas su Mindaugu Červinskiu. Nors tarp 2 ratais varomų automobilių bendroje įskaitoje pirmavo Andrius Grigaitis su Mantu Eisbergu. Jų BMW finišavo 2 vietoje bendroje ralio sprinto įskaitoje ir laimėjo SG3 klasę. SG2 klasėje užtikrintai nugalėjo Lukas Gordonas su Rugilė Sakalauskaitė. SG4 vieninteliai atvažiavo į finišą Jaunius ir Tauras Jasinevičiai. Extreme čempionato etapą laimėjo Vaidotas Paškevičius su Gyčiu Gasperiūnu. Jų Hameris kai kuriuose greičio ruožuose atrodė kaip dramblys indų parduotuvėje, bet Vaidotas parodė, kad ir Hameriai gali skraidyti nuo tramplinų. Bagių klasėje laimėjo jaunesnysis Lekavičius Saurimas su Šarūnu Visocku. Beje, lenktynėse nefinišavo 24 ekipažai. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų daug, tačiau paprastai Rokiškio neišgyvena apie 1/3 automobilių. Tad šis rodiklis šiemet buvo statistiškai net mažesnis negu visada. Rokiškis beje turi ir dar vieną unikalią savybę, išskiriančią šį ralį iš bet kurio kito. Rokiškyje automobiliai turbūt daugiausiai laiko praleidžia ore iš visų lietuviškų ralių. Kitas Lietuvos ralio čempionato etapas vyks rugsėjį Elektrėnuose.